Brangus Nemenčinės seniūnijos gyventojai, noriu pristatyti Jums 2025 m. seniūnijos veiklos ataskaitą ir papasakoti apie nuveiktus darbus. Kiekvienas jų prisidėjo prie to, kad mūsų seniūnija taptų dar patrauklesnė, saugesnė ir patogesnė vieta čia gyventi. Pavasarį operatyviai tvarkėme Polaidžio pažeistas žvyrkelio dangas Garnapališkių, Piliakalnio, Juodežerių, Radžiulių, Žukonių, Kalnabrydžių kaimuose ir Legotės sodų bendrijoje. Atlikti kelių pažvyravimo darbai iš esmės pagerino pravažiavimo kokybę mūsų gyventojams. Pasiekėme puikių rezultatų asfaltuodami gatves. Viena ilgiausių atkarpų įrengta Rudausių kaime Rudausių gatvėje, kur įrengta net 858 metrai naujos asfalto dangos. Šis kelias mums buvo itin svarbus. Tai buvo tęstinis objektas vedantis ne per vieną seniūnijos kaimą. Taipogi šis kelias veda į didelę sodo bendriją, kurioje yra virš 150 sklypų. Tad dabar šimtai gyventojų savo namus ir sodybas pasiekė kur kas patogiau. Rudausių kaime, šalia vaikų darželio, sėkmingai užbaigta automobilio stovėjimo aikštelė, kuri ne tik išsprendė parkavimo problemą, bet ir užtikrino saugumą prie ugdymo įstaigos. Gruodžio mėnesį svarbus pokyčiai pasiekė ir Piliakalnio kaimą. Čia Ąžuolų gatvėje įrengta 281 metras ilgai lauktos asfalto dangos. Praėjusiais metais didelį dėmesį skyrėme ir vietinės reikšmės keliams su žvyro danga. Naujus žvyrkelius įrengėme Ragūnų kaime kelyje VL 0518 bei Tuščiaulių kaime Kranto gatvėje. Taip pat atlikome svarbius pažvyravimo, pagerinimo darbus Santakos kaime Santakos pirmojoje gatvėje. Šios investicijos užtikrina kur kas patogesnį susisiekimą atokesnių vietovių gyventojams bet kokiu oru. Siekdami palaikyti tinkamą žvyrkelių būklę, vykdėme nuoseklius greideriavimo darbus. Juos planavome atsižvelgdami į kintančias oro sąlygas, kad darbai būtų atliekami pačiu efektyviausiu metu. Be to, probleminėse atkarpuose papildomai vykdytas kelių pažvyravimas bei dangos pagerinimas, padėjo sutvirtinti kelio pagrindą ir užtikrinti kokybišką pravažiavimą gyventojams ištisus metus. Taip pat sėkmingai sutvarkėme ir Kreivalaužio kaimo skvero prieigą. Čia įrengėme patogią automobilio stovėjimo aikštelę ir sumontavome kelio bortus. Šie darbai ne tik suteikė skverui estetišką užbaigtą išvaizdą, bet ir užtikrino tvarkingą transporto priemonių statymą ir patogesnį privažiavimą visiems lankytojams. Siekdami užtikrinti tinkamą paviršinio vandens nutekėjimą ir apsaugoti kelių dangas nuo erozijos, Didžiųjų Kabiškių kaime vasaros laikotarpiu atlikome kelkraščio tvarkymo darbus. Pašalinome perteklinį gruntą, kuris trukdė lietaus vandeniui nutekėti į griovius, taip užtikrindami kelių ilgaamžiškumą ir saugesnės eismo sąlygas. Tuo tarpu Eitmėniškių kaime Bažnyčios gatvėje prie kapinių buvo įrengtas modernus gatvių apšvietimas, užtikrinantis saugesnį ir patogesnį judėjimą tamsiuoju paros metu. Mūsų seniūnija rūpinasi, kad poilsis gamtoje būtų malonesnis ir saugesnis. Prie pagrindinio Gilos ežero paplūdimio iškirtome menkaverčius krūmus, sutvarkėme pakrantę. Vasaros laikotarpiu nuolatos rūpinomės seniūnijos viešųjų erdvių švara ir estetiniu vaizdu. Atlikome pakelio šienavimo darbus, kad būtų užtikrintas geras matomumas kelyje ir visų mūsų saugumas. Tęsime Kreivalaužio ir Rudausių kaimų skverų gražinimą. Naujai apželdintos zonos suteikė šioms erdvėms dar daugiau jaukumo ir gyvybės. Oficialiai atvėrėme net kelias bendruomenės poreikiams pritaikytas erdves. Šiemet Didžiųjų Kabiškių kaimo skvero zona oficialiai tapo pagrindiniu bendruomenės traukos centru. Simboliška, kad gyventojų šurmulys šią erdvę užpildė dar iki oficialaus atidarymo. Tai geriausias įrodymas, jog tokios vietos mūsų gyventojams labai reikėjo. Įgyvendinant šį projektą didžiausią prioritetą teikėme žmogaus ir gamtos darnai. Kadaise buvusi apleista tvenkinio pakrantė neatpažįstamai pasikeitė.
ji virto saugia, estetiška ir modernia poilsio zona. Naujai įrengtas medinis lieptas ir sutvarkytas paplūdimys tapo pagrindinė vasaros pramogų vieta, kuria džiaugiasi tiek patys mažiausi kaimo gyventojai, tiek jaunimas. Tuo tarpu vyresnioji karta skvere rado ramybės užuovėje. Čia įrengti ergonomiški ir patogūs suoliukai leidžia mėgautis vaizdu į vandenį bei gamtos tyla. Ši erdvė šiandien yra daugiau nei infrastruktūros projektas. Tai vieta, kurioje susitinka kartos, stiprėja kaiminystė ir kuriamas naujas Didžiųjų Kabiškių veidas. Šiemet atidarytas dar vienas skveras Rudausių kaime. Rudausiuose pagrindinis dėmesys teko aktyviam poilsiui. Sutvarkėme krepšinio aikštelę, dabar jos danga saugi ir moderni, tad jaunimas gali sportuoti lyg tikroje arenoje. Be sporto infrastruktūros galutinai suformuotas skvero landšaftas. Pasodinome daug naujų augalų ir medžių, kurie ateityje sukurs žalią, jaukią užuovėją nuo vėjo ir triukšmo. Ši moderni zona jau šiandien tarnauja kaip pagrindinė kaimo susibūrimo vieta, skatinanti kaiminystę ir aktyvų gyvenimo būdą visų amžiaus grupių žmonėms. Šios erdvės sukurtos jums, tad kviečiame jomis naudotis, jas saugoti ir čia kurti gražiausius prisiminimus. Taipogi šiemet pradėti Nemenčinės piliakalnio pritaikymo darbai ir jau šių metų vasarą planuojamas oficialus piliakalnio atidarymas. Metų pradžioje, sausio mėnesį, Didžiosiose Kabiškėse vyko šiltas senjorų susibūrimas ir nuotaikingas pasirodymas Welcome to Kabaret. Tai buvo puikia proga sustiprinti bendrystę ir turiningai praleisti laiką kartu. Metų pabaigos laukiame su bendruomenėmis įžiebdami Didžiųjų Kabiškių ir Rudausių eglutes. Prisimindami per metus nuveiktus darbus ir keldami ateinantiems naujus tikslus. Kartu su Nemenčinės kultūros centro Kabiškių filialu, Rudausių kaimo bendruomenė bei biblioteka sveikinome vieni kitų su artėjančiomis šventomis kalėdomis ir naujaisiais metais, linkėdami dosnių metų, ambicingų planų ir sklandžių darbų.